prisimink, kai pasaulis buvo mažas. Mūsų draugystė prasidėjo su fondu, taip kad tiesiog mūsų mergaitė serga. Ieškom dar tiksliai, kuom serga, turbūt. Tai ir pas ją yra didelis raumenų silpnumas, hipotonija ir to pasiekoje mums reikėjo medicininės įrangos. Pirmoji įranga tai buvo high flow. Tai high flow yra paduodamas slėgis per nosies kaniulės į kvėpavimo takus ir tai padeda kompensuoti diafragmos darbą. Tai buvo laikas pačioj pradžioje, kai mes dar buvom, sakykime, iš vis mažiukai labai, tai tada reikėjo pastoviai, po to mažinom tą tarpą, būdavo, kad reikia per dieną 3-4 valandas, po to buvo mėnesiukas, sakau, kai iš vis nereikėjo, po to buvo reanimacija ir po to atsirado ir antras poreikis to kosulio asistento, nes vaikam, kurie turi hipotoniją, dažnai būna ir silpni raumenys ir atsikosėjimai. Jinai atsikosėja, pavyzdžiui, kelis kartus, bet reikia daugiau, intensyviau ir tam mums reikėjo kosulio asistento, kuriuo jis irgi mums pagelbėjo. Kai nereikėjo aparatų, tai buvo taip, mes labai intensyviai ir kinezoterapiją eidavom, ir į baseiną ėjom, ir tų judesių jau buvo stipriai padaugėję. Po to gal tai prisidėjo, kad ir truputį intensyviai mes čia taip viską darėm, plus keliavom ir per tas įstaigas visas gydymo, pasigavom virusiuką. Mėnesį pabuvom vaikų ligų skyriui, tada mus išleido, mes pabuvom namie gal 3-4 dienas ir važiavom į Vilnių papildomai konsultacijai ir grįžus iš Vilniaus, iš ligoninės tą pačią dieną naktį, 1 valandą, šeštadienis, man atrodo, buvo. Ir mes išvažiavom tada su greitaja į klinikas, padarė nuotrauką ir pneumonija, plaučių uždegimas. Reanimacija ir tos pačios nakties, tiksliau sekančios dienos pradžioje ją intubavo. Ir tada mes prabuvom mėnesį praktiškai reanimaciją. Iš to mėnesio 2,5 beveik 3 savaitės intensyvi terapija su intubacija ir visais kitais dalykais. Ne, tai mes pakrikštėm, kai jau buvo turbūt pats prasčiausias laikas reanimacijai, nes jinai buvo labai silpnutė ir gydytojas sakė, kad visko gali būti. Tai todėl ir pakrikštėjom. Mes jo laukiam naujausio gydymo. Tai planas yra toks, kad mes buvom trečiadienį Vilniuje, Santarose, ten rašo atvejį ligonių kasom ir bandys dabar gauti naujausią vaistą, kas liečia tą, ką mes žinom, ar ne? Tam hipofosfatemijai gydyti rachitui, japoniškas vaistas, tai jis irgi yra brangus, bet gydytojai tikisi, kad pavyks gauti iš ligonių kasų finansavimą ir pradėsim gydyti. Mes esam labai dėkingi tiek ir už pirmą paramą, tiek ir už antrą. Net negaliu pasakyti kaip, nes realiai nebūtų to aparatų, gal nebūtų jau ir Radvilės. Tai dėkoju tiek aš, tiek Donata, turbūt tiek Jogailė iš viso širdies, kad jūs mums padedat. Ir tikiuosi, kad sustiprėsim ir jinai pati galės kažkada padėkoti, kad jūs mums padėjot. Kur saulė pakyla.